Sveiki bičiuliai, sveikinuosi iš darganotos, bet vis dar pakankamai šiltos ir rudeniu alsuojančio ryto. Ir šiandien noriu su jumis pasikalbėti apie kančią ir kas būtent ją sudaro. Tai mes kiekvienas savyje išgyvenam tam tikro lygmens kančią. Ir dažniausiai ją nulemia mūsų prisirišimai, mūsų proto prisirišimai prie tam tikrų situacijų, savo nuostatų, lūkesčių, troškimų ir visą tai mus įkalina. Visą tai mus įkalina, nes mes arba to nepasiekėme, arba pasiekėme ne taip, kaip norėtume, arba aplinkybės apskritai pakeičia mūsų gyvenimo planą. Pavyzdžiui, paimkime tokį pavyzdį, kad jūs išvykstate atostogų ir atvykstate į viešbutį ir jūsų lūkestis buvo, kad viešbutis bus gražus, kad turėsite ramų ir tylų poilsį, bet atvykus galbūt pamatote, kad kažkas ten kambaryje yra sulūžę, galbūt nėra kondicionieriaus, o galbūt vakarais gatvėje yra triukšminga. Ir žinoma, tai sukels nusivylimą, tai sukels tam tikro lygmens kančią. Vien todėl, kad mes buvome prisirišę prie savo lūkesčio, prie savo nuostatų. Ir tai gan toksai primityvus pavyzdys, bet iš esmės būtent taip funkcionuoja. Šuo neleidžia kalbėti. Būtent taip funkcionuoja mūsų kančia. Tai yra protas prisiriša prie kažko, mums tenka nusivilti ir mes kenčiame. Tai mano toks pastebėjimas būtų, kad mes turėtume labiau sekti savo protą ir pastebėti savo prisirišimus, kurie mums ir sukelia kančią šitame gyvenime. Tai to mums visiems ir linkiu gražios rudeniškos dienos.